Labas vakaras, kas žiūrės kada. Mes su Juste šiandien angos. Aš esu Ingrida Eiland ir kalbinu šiandien Justę Girdauskienę. Tiesiog pašnekėsiu, kaip viskas vyksta mūsų veikloj. Ir Juste, pirmiausia paklausiu, nežinau, kiek tu laiko dabar tam Fitline, su Fitline draugauji? Visų pirma, labas rytas, labą dieną, labas vakaras, kas kada žiūrės. Su Fitline, su PM aš pradėjau draugauti kažkur prieš 7-8 mėnesius. Tai mano tokia buvo. Ir kas tave paskatino? Kas tave paskatino, dėl ko tu pradėjai, kas ten pritraukė, bet pats pirmas? Žinai, Ingrida, visų pirma, aš gal prisistatysiu, ar ne, aš esu Justė, dirbu sveikatos srityje jau daug metų, myliu labai savo darbą, patinka tai, ką darau, bet žinai, kaip būna, Ingrida, kai sako tas posakis, kad po tam tikrų metų, po 10 metų žmogus kažką vis tiek turi keisti, ne? Tau nebūna taip, kad, kirba mintis kažką naujo. Nori keistis savaime. Savaime, taip. Tai buvo savaiminis toksai, matomai, aš dabar galvoju, augimas mano pačios. Ir aš, žinai, pradėjau taip nesąmoningai, galiu pasakyti, dairytis, ką aš čia dar galėčiau pridėti prie savo veiklos. Gal kažką naujo, gal man kažkas, kas man patiktų. Ir tikrai ne vieną kartą girdėjus buvau apie marketingo kompanijas, bet žinai, aš toks žmogus, kur man reikia labai ilgai stebėti, kas tai yra per produktas, apie ką čia yra visai ta kompanija, kas iš vis yra čia tas marketingas, žinai, nes, čia yra mano pirma kompanija. Ir žinai, kaip man atsitiko, aš tiesiog pamačiau postą vienos moters, kurią labai ilgai sekiau, tai buvo Lidija. Ir žinai, kaip man atsitiko, kad aš tiesiog ne tai, kad produktų patikėjau, bet aš patikėjau būtent tuo žmogum, kurį labai ilgai sekiau ir tiesiog, pažinojau jį nesmeniškai, bet tiesiog internetu. Ir tada tiesiog aš jai parašiau, sakau, žinai, aš noriu pabandyti ne tik tai tą produktą, bet noriu pabandyti lygiagrečiai ir įsijungti į tą verslą, į darbą, į kompaniją jūsų. Tai va tiesiog taip ir pradėjau. Kažkokių tai sveikatos problemų aš neturėjau ir neturiu. Kad kažką pagerinti, žinai, visada norisi kažką pagerinti sveikatoje, visada, kai yra gerai, norisi, kad būtų dar geriau ir dar geriau. Arba tiesiog profilaktiškai. Taip, ir tiesiog, žinai, kai tau jau nebe 20, tiesiog norisi palaikyti tą sveikatą ir tai va tokia buvo mano tiesiog pradžia, pati pradžia. Taip aš įsijungiau į šitą kompaniją, į šitą veiklą. Ir kuo labai džiaugiuosi. Bet kaip suprantu, tu geri produktą, taip? Ne vien tik tai rekomenduoji kitiems. Ne, aš tikrai, žinai, skirtumas yra pardavimai ir prekyba. Tai aš tikrai pati naudoju, man labai patinka šitas produktas. Ką aš pastebėjau pati, kad nors ir galvoju, kad turiu energijos, pasirodo, man tas produktas iššaukė jos dar daugiau. Ir tikrai taip nėra, kad, sakykime, žinai, kaip būna žmonės įstoja į kažkokią kompaniją ir tiesiog bruka tuos produktus, patys jų nenaudodami. Tai aš šito dalyko nesuprantu. Aš pati naudoju tą produktą, labai džiaugiuosi ir tiesiog rekomenduoju kitiems. Tai va, tai mano tokia pradžia. Papasakok šiaip, Ingrida, apie savo pradžią, nes aš nekalbėjomės apie tai. Pradžia buvo, tai aš turėjau viziją savo, sakykime, veiklų, nes aš neturiu veiklą, aš užsiimu ir mąstymo keitimo mentorystę ir veido neurorefleksoterapiją. Ir man tas produktas įsiliejo kaip dar vienas, kaip aš žiūriu į žmogų kaip į visumą.
tai nėra tik mintys, tai nėra tik fizinis kūnas, tai nėra tik organai, tai yra visa visuma, kaip pasakyti, ką tu mastai atsiliepia tavo kūne, kūnas jaučia viską, nu, yra ta daug cheminių, biocheminių procesų vyksta, kurių mes nesuvokiam ir nesuprantam. Ir man tas Fitlainas dar buvo dalykas, kad pridėti dar vieną, nes, kaip pasakyti, aš ėjau pati to sąmoningumo, sakykime, gal nuvalkiotas žodis, bet vis tiek tai yra sąmoningumo keliu. Ir aš mačiau, kad, nu, tos energijos trūksta. Suvokiu kaip viską, bet trūksta energijos. Ir aš ieškojau tos energijos, iš tikrųjų, neieškojau jokio produkto, bet žinai, kai pradedi mąstyti, tai jis ir ateina. O, šito galvoju, man reikia. Aš ir, tarp kitko, Lidiją daug metų pažįstu ir per ją taip gavosi, kad susipažinau su produktu. Ir galvoju, šito man reikia pabandyti. Ir aš, kadangi pajaučiau, nu, dėl energijos aš pajaučiau labai greitai per savaitę laiko skirtumą ir galvoju, reikia, nu, tiesiog savaime gavosi dalybė, nu, daliniesi, kaip pats jauties, nu, ir taip prasidėjo viskas. Kaip tu pradėjai dalintis su aplinka, ar tu per savo veiklą, ar... Iš pradžių labai, žinai, natūraliai su namiškiais, nes irgi, pastebėjau, žinai, galvojau, kad pas mane yra daug energijos. Tikrai, aš, nu, kažkaip galvojau, kad man viskas gerai. Bet, sakau, pradėjus vartoti, ir ypatingai aktyvaizą, ir rytinį kokteilį, nu, tiesiog tu negali nepastebėti, kai tau tiesiog, žinai, net nemoku apibūdinti, tiesiog kokybiška energija. Man kitoks žodis neateina, tiesiog jautiesi kokybiškai puikiai. Žinai, bet yra skirtumas, kai tu puikiai jautiesi arba gerai, ir kai jautiesi tiesiog, nu, su tokia kokybiška, net nežinau, kaip čia įvardinti, kokybiškai tiesiog. Aš žinai, kaip sakau, tai padaro kokybišką gyvenimą. Nu, tiesiog pakelia lygį. Tai ir tiesiog pradėjau, žinai, dalinti su aplinka. Ir vyras dabar pradėjo vartoti, žinai, ir jisai man taip sako, sakau, kaip tau tie produktai? Jisai čia nesenai dar juos vartoja, nes irgi toks, žinai, jam reikia susipažinti. Taip, mes visi skirtingi. Taip. Ir sakau, kaip tik vakar jo paklausiau, sakau, kaip tu jautiesi? Nu, sako, žinai, sako, taip kažkaip, sako, lyg tai energijos daugiau, sako, žinai, jis ir taip, nesiskundė irgi, taip kaip aš. Bet sako, dabar toks jausmas, kad iš vis nebeturiu kur tos energijos be padėti. Nu, tai sakau, nieko, prigalvosime tau darbų čia, bus kur užsireikti. Tas, kad jau moteris, tai tuos suras darbo vyram namuose. Tai tas labai smagu, kad produktas, žinai, veikia, kad nėra kažkokia nesąmonė. Ir aš tuo labai džiaugiuosi. Ir plius, kas man dar čia labai patinka, kompanija, bendruomenė. Aš žinok, aš atvirai pasakysiu tau, aš nesitikėjau, kad aš papulsiu tarp tokių žmonių. Man čia yra kažkoks kosmosas. Kad per tokį trumpą laiką įmanoma tokį ryšį sukurt, susijungti su tai žmonėm, tai čia man kažkoks, žinok, stebuklas. Aš galvoju, gal dėl to, žinai, kad tie žmonės visi turi bendrą tikslą, gal, kaip tu galvoji? Aš nežinau. Aš ir svarsčiau, visų pirma, manau, nežinau, kaip pats, kaip pasakyti, PM International įkūrėjas sako, kad premium produktas premium žmonėm. Galbūt tas produktas pritraukia tam tikrą tipą žmonių. Tai čia vienas, ką aš galvoju. Aš matau, kad kažkokį panašumą visi domisi savo sveikata, visi domisi savo vidum. Ir tokį eina į gilį, sakykim taip, ne? Nepaviršutiniškai. Jo, nepaviršutiniški žmonės. Ane? Ir matytus, tokius matyt surandi kažkokius tai sąlyčio taškus, kaip kai į tą patį tikslą mes einam, bet dar yra ir tas gilis. Bet kas man įdomiausia ir kas mane nustebino labiausiai, nežinau, tu pasakysi savo nuomonę, kad nėra tos nesveikos konkurencijos
žinai, tokių kažkokių apkalbėjimų, tokių pavydų ar dar kažko. Viskas, reikia pagalbos gausi, nesvarbu ten iš kur, kas kaip. Žinai, Nu, net minties kaip tokios tau nebuvo. atrodo? Net minties tokios nebuvo apie kažkokią konkurenciją. Nu, va per tą laiką, kol aš čia esu, man ta prasme dabar net keista, kodėl tu dėl to klausi, žinai, nes man net mintis tokia nebuvo, tai, žinai. Žinai, yra ta sveika konkurencija, smagu pasilyginti su kažkuo, bet tai nėra kaip toks siekis ar nesveikas, žinai, noras kažką tai ten geriau padaryti, per jėgą, kažkaip va taip va. Ir Gal tu nepastebėjai, man tai sakau, tas labai, labai įstrigo, netgi va, kaip mes buvom stovykloje Maljorko, visiškai nieko. Visi bendrystė, papasakok truputį apie mūsų tą stovyklą, kad žmonės suprastų, kas vyksta mūsų komandoje, nes šitą mūsų stovyklą organizuoja mūsų komandos lyderiai savo, kaip pasakyti, pajėgom. Tai Jolanta ir Rimas. taip, ir kas liečia stovyklą, Ingrida, tai jeigu labai 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 atvirai, tai aš iš vis nesu gyvenime dalyvavus tokio pobūdžio, ar kaip čia, tokio tipo stovykloje, kai antiek yra fainai. Ir tu dabar manęs paklausai, pasakyk apie stovyklą. Aš nemoku išsireikšti žodžiais tau. Nemoku išsireikšti žodžiais, nes tiesiog buvo antiek faina, aš antiek esu dėkinga Rimui, Jolantai ir šiaip visom, kurios ten buvo. Ta stovykla, galvojau, bus, žinok, apie darbą. Žinai, tokias kaip būna darbinės stovyklos, kad reiks ten mokintis kažką, kaip kalbėti prieš kamerą, pavyzdžiui, arba kaip reikėtų prikalbinti žmonės, kažkur kažką, žinai, pritraukti, kažką įkišti, kažkokį produktą. Ar ten daryti skambutį, ar skambučius daryti, žinai, grina tokia tipinė darbo stovykla. strategijas kažkokias. Strategijas, kur nebuvo nieko panašaus. Ir žinai, kad galvojau, kad viskas bus per protą, tos visos užduotis, bet viskas ėjo va iš čia. Antiek buvo gilu, antiek buvo visos merginos, matyt atsivėrę gal buvo, žinai, nes visos atvažiavo matomai išsilukštenti, aš taip pasakysiu. Ir kaip tu išsilukšteni, kai tu atrandi save, tu tiek pamatai lobynų. Ne tik savį pamatai, bet ir kitame pamatai. Arba galbūt net atvirkščiai. Tai tas buvo... Būtent tas. Tas buvo, žinok, nerealu. Sakau, čia tas pats, kas tau pasakytų, apibūdink žodį, ką reiškia pilnatvė, pavyzdžiui. Tu tiesiog... Arba meilė. Tu tiesiog jauti tą jausmą, ar ne? O kaip žodžiais išsireikšti? Sudėtinga tiesiog papasakot. Iš esmės buvo labai, labai faina, labai smagu keliauti, susipažinti su visom, patirti tai, ką kiekviena patyrė, nes aš iš tikrųjų jaučiau ne tik tai, ką pati patyriau, bet ir ką kiekviena iš mūsų patyrė. Ir, nuostabus laikas buvo. Nuostabus. Ir kalnai, ir maistas, ir kompanija. Ir draugystę tą jutau kiekvieną dieną, tą bendruomeniškumą, atsidavimą, atvirumą tokį. Tiesiog, labai labai gerą laiką turėjau. Nežinau, kaip tu išgyvenai, Ingrida. Beje, labai ačiū tau, ir ačiū sau, kad su tavim susipažinau. Man tu irgi... Ačiū. Aš šito ir nesitikėjau, ir nesvajojau, ir negalvojau apie tai iš vis. Bet aš ir galėčiau taip apibūdinti. Matai, aš asmeniškai lūkesčių gal net neturėjau. Aš galvoju, priimsiu, kas bus, kokie iššūkiai, kas vyksta, priimsiu. Ir ne viską buvo lengva priimti, nes buvo ir užduočių, kurios reikėjo vykdyti, padaryti tą prasme, kurios gal nėra man įprastos, sakykim taip. Bet, darai ir padarai, Bet aš, žinai, ką noriu pakalbėti labai apie mūsų lipimą į kalnus. Apie tą pradžią, kaip mūsų skirstė į 3 grupės ir skirtingos užduotys. Ir paklausė Rimas, kas norėtų juo lipti į kalnus. Ir mes pakėlėm ranką.
Kaip tu jauteisi? Aš, pavyzdžiui, papasakosiu aš pirmą apie save. Aš galvoju, 20 kilometrų, nu, kažkaip skamba daugokai. Į kalnus niekad nelipus, nu, tik tai kilus, žinai, su tais pagalba jau. Galvoju, 20, aš net neįsivaizduoju, kaip tai bus, bet galvoju, aš noriu pabandyti. Žinai, kaip būna. Ir vat kas yra, nebijojau pabandyti. Va tas ir norėjau ką pasakyti, ten buvo sukurtas saugumas. Nu, neišeis, tai, nu, o kas atsitiks, jeigu neišeis? Nu, tai neišėjo, tai reikia mažesniais žingsniais eiti, ne? Tai vat, tai man tas pati pradžia papasako, kaip, dėl ko tu sugalvojai eiti į kalnus, kaip tau ten atrodyta. Žinai, man aišku, kad buvo tas toksai baugumo jausmas, kaip sakyt, kai Rimas irgi pasakė, kad čia nu, ne 1 kilometrą mes keliausim ir kad ten iš tikrųjų apkeliavom 27. Bet man toks, žinai, aš kažkaip nebijojau niekada tos fizinės ištvermės. Ne? Nu, vat aš tiesiog laisvai pakėliau ranką ir galvoju, nu, bus kaip bus smagu. Kažkaip nebijojau, žinok. Tikrai, vat šito. O tu norėjai, ką tu norėjai patirti, tu norėjai kalnus pamatyti ar save išbandyti, kokia pirma mintis buvo? Pirma mintis buvo ta, kad, žinai, čia neeilinis pasiūlymas, kiekvieną dieną tokio pasiūlymo tikrai negausi, Lietuvoje mes tų kalnų, žinai, ir tokių kelionių tikrai, nu, neturim. Ir galvoju, kodėl ne? Su tokiais fainais žmonėm, kodėl nepabuvus visą dieną kalnuose, žinai, ir pačiai toks iššūkis, nes, nu, tikrai buvo nelengva. Ir tikrai ta pati pradžia ypatingai buvo nelengva, kai tu ten lipi ir tau širdis maskatuojasi, žinai, kai to fizinio pasirengimo, nu, nėra tokio jau labai, žinai, atletiško. Patys kalnuose lakstyti. Nu, vad būtent, žinai, tai va, tai aš tiesiog taip, tu teisi, aš norėjau ir išbandyti save ir tuo pačiu susipažinti, va, ir su tavim, žinai, ir su kita kompanija, kuri keliavo, tai tiesiog kažkaip labai lengvai pakėliau tą ranką, nes nebijojau to iššūkio. Tuo pačiu net nebijojau. Kaip sakai? Sakyk. Aš tai net nebejojau. Nu, jokių man ten nebuvo svarstymų. Neabejojau. Žinai, man nebuvo net jokių svarstymų, nes mano turbūt vienas iš tikslų buvo pamatyti kalnus. Tai galvoju, šita galimybė yra čia. O kaip aš juos pasieksiu ir kiek ten aš eisiu? Tarp kitko, buvo pasakyta 20 km, bet mes praėjom 28 ir užtrukom 10 valandų, kiek pamenu. Tai nebuvo ten trumpa kelionė, bet ar mums buvo sunku? Mums buvo iššūkių, bet mums nebuvo sunku. Ar ne taip? Pati pradžia galbūt šiek tiek, žinai, mane gazdino, nes gal kaip ir visur, žinai, tos pradžios tokios būna gazdinančios, nepastebėjai, vat, nu, kai jeigu kažką ir pradedi naują kažkokią veiklą, ar ne? Nes nežinai tu, kas bus. Tu nežinai, kas bus, kas tavęs laukia ir ta pradžia tokia buvo sudėtinga, žinai, nu tikrai, man buvo sunki ta pradžia į kalnus, nes iš karto prasidėjo toks kilimas ir, žinai, aš taip mintyse galvoju, eik tu savo, kur aš čia papuoliau ir, žinai, visi taip nutylė, ar galvoju, ar čia tik pas mane galvoju, žinai, sukasi, kad kas čia dabar bus, ta prasme, 5 minutės praėjo, o aš jau liežuvį iškišu, žinai, ir man jau, nu, ta prasme galvoju, šakės jau. Galvoju, tai kaip čia dabar reiks tam Rimui pasakyti, kad už 10 minučių aš jau noriu namo eiti. Atgal lipsiu. Bet paskui perkopus tą pirmą atkarpą, kažkaip vėl, žinai, tie keliukai vėl truputį lengvėjo, tada vėl kilo, nebuvo juk taip, kad mes ten ištisai ir varėm aukštyn. Ir po truputį visai. Ir sustojom, ir pakalbėjom apie daug dalykų, ar ne, tai va, tai buvo labai labai faina ir aš, nu, čia apie gailėjimąsi net nėra ką kalbėti. Ne. Aišku, kojas nutrynė šiek tiek jau ten tas paskutinis kilometras. Nes už tai, kad karšta buvo dar, plus primink, kad buvo karšta, nu, saulė švietė, nu, ten nebuvo 50, bet 25 tai buvo tikrai saulė.
Tai tas duoda vis tiek, nes aš irgi apsiaviau, žinai, gerus kedus, bet ta prasme, bet man irgi taip, žinai, ant galo jau tas karštis, žinai, trynė. Žodžiu, iššūkių buvo, bet labai lengvi palyginus, kas galėjo būti ir viską įveikėm. O tas jausmas, kaip pasiekė, vėlgi. Jo, žinai, atrodo, taip savim didžiuojasi. Ir labai fainas jausmas iš tikrųjų. Ir turbūt jau užsimezgė draugystė gal prieš tai su tavim, Juste, bet kalnuose mes gvildenom daug temų, nes tai nebuvo tik tai sunkus ėjimas, mes ėjom kartu ir gvildenom visokias temas ir tas davė mums dar artesnį ryšį, artumą ir supratimą, kas mes esame. Taip, ir žinai, aš labai vat ir džiaugiuosi tuo, kad vat būtent marketingas, kaip ir minėjau, va čia tai mano yra pirma kompanija, kad jisai duoda tokias galimybės, žinai, aš galbūt nebuvau atsivėrus gal tom galimybėm, aš net nežinau, kaip čia pasakyti. Žinai, nebuvo galimybės atsiverti. Taip, arba nebuvo tiesiog galimybės atsiverti arba kartais mes ant tiek užgniaužiam save, kad mes iš vis nematom kažkokių, žinai, galimybių, kad yra kažkokios galimybės, bendruomenės, organizacijos, dar kažkas. Čia nebūtinai apie tą marketingą, žinai, bet mes labai daug ko savo neleidžiam. Taip. Ir va tą mes ir labai gvildenom, mes negvildenom produktų sudėtį eidamos, o gvildenom, kas mes, kodėl, kaip ir kas vyksta su mumis, nes bent kas jau yra seniau tinkliniam marketinge, jie sako, viena iš dalių tai yra tavo augimas. Tai jeigu kas nors norit stipriai augti, tai yra galimybė, nes reikia, reikia. Tu eini žingsniais ir kažkokius darai veiksmus ir ne viskas tau iš pirmo karto gaunasi, ne viską norisi daryti, nes bijai. Bet yra palaikymas. Yra iš visų pusių, tu gali paklausti, tu gali gauti pagalbą, kaip ir mes kalbamės, tarp kitko, tu pirmą kartą laivą darai, ne? Pirmą kartą. Ir žinok, man kaip keista, ne pirmą laivą aš dariau su Jolanta, bet ten buvo daugiau, žinai, Jolantos išklausimas, nes jinai tikrai labai yra profesionali, ta tema ir visa kita, ir aš buvau toks labiau interviu, žinai, įmėjęs. O dabar apie tave čia daugiau. O čia dabar eina, žinai, iš manęs pačios, ir man taip keista, žinai, ir aš kaip ir bijojau, vis tiek mes žmonės visi jaučiam tas baimės. Vieni vienokias baimės, kiti kitokias. Ir man, pavyzdžiui, laivą daryt, čia dar man prieš kokį gal ir mėnesį, gal prieš dar daug, man būdavo kosmos, ta prasme, apie ką čia, apie kaip aš čia, kaip aš čia atrodysiu, ką čia pasakysiu, gal, tikrai imdavau labai širdį. O dabar tiesiog, žinai, atsisėdi ir kalbi. Ir man taip keista, man labai keista, žinok, Ingrida. Bet toks skirtumas gavosi, ne, nuo tos Justės, kur prieš ir dar. Ir atrodo visiškai kita versija kalba. Atrodo, žinok, visiškai manęs kita versija ir tos senosios nebėra. Viskas. Aš norėjau paklausti tavęs tuo pačiu, kokia tu buvai prieš. Kokia tu buvai, apibūdink trumpai. Ir kas įvyko? Žinai, aš buvau, galiu pasakyti, bijanti kritikos. Tas man buvo labai. Ir matomai čia, žinai, eina iš vaikystės traumų kažkokių. Ir aš tą, žinai, ir aš tą suvokiu, kaip ir protas mano suvokė, bet aš vis tiek, žinai, nedarau nieko. Tokie būtų. Blokuoja. Taip, ir čia yra labai išgiliai iš pasąmonės ir kitą kartą žmonės net nesupranta, kodėl jie taip elgiasi. O čia yra iš taip giliai ir atrodo, tu norėtum kažką pasakyti, žinai, išeiti į eterį, kažką pasakyti. Nebūtinai į eterį, čia, liečia bet ką. Ir negali, ir tave kažkas stabdo. Ir atrodo, kas, ta prasme, kas čia vyksta? Tas protas kaip ir sako, baig bajerius, eik ir sakyk, ką tu nori išsakyti.
O Taip, kita dalis, ne, tik tai ne tai, ką žmonės pasakys, ką žmonės pagalvos. Bet klausyk, man tai atrodo, kad mes daugumą bijom kritikos, bent taip man atrodo. tikrai taip. Ir žinai, ir kai tu peržengi tą tokią liniją, kaip aš sakau, tą baimės, Mhm. tada žinai, kas prasideda? Tada prasideda savęs pažinimas tos, kokia tu esi iš tikrųjų. Ir kaip įdomu susipažinti su ta versija nauja. Supranti? Wow, aš tai Wow! galiu. Ne Wow. tik, ir ne tik tai, kad tu nebijai, bet tau pasirodo dar įdomu. Aha. Tau dar pasirodo, kad įdomu tą daryti. Tai vat Nu, toksai tai va, paradoksas. geras. Mhm. Aš labai džiaugiuosi, tikrai džiaugiuosi. Ir gerai, o dabar kas pasikeitė, ką tu jauti, daleiskim, nu, tu turėjai baimę, tu negalėjai ten pasisakyti, kritikos bijojai, o kas dabar vyksta, kaip tu dabar jautiesi, koks skirtumas, ką jauti? Žinai, dar ne tik ta kritikos, bet gal ir nežinomybės baimė būdavo. Nu, vat jeigu kažką pradedi. Kas bus? Kas bus? Nu, vat tokia, įkrenti į tą nežinomybę. Bet paskui sakau, vat kai peržengi tas visas baimės, nu atrodo, nu ką, viskas yra gerai. Kas tau blogiausio gali atsitikti? Nu kas? Tau kažkas kažką pasakys, nu tegul sako, žinai. Kas man iš to? Jeigu aš apie save jau taip nebegalvoju, manęs ir nebekabina tie žodžiai, žinai. Tai vat kažkas Taip, tokio. čia susiję labai. O tu ką galėtum pasakyti? Kaip sakai? Kaip tu pati vat turėjai kokių baimių prieš tai, Aš kaip žinai, sakau, aš turėjau visas baimės įmanomas. Visko bijojau. Ir žinai, ir viešumo baimė, ir nežinomybės, ir ką žmonės pasakys, ir jeigu nepasakys, ir, nu žinai, kaip būna. Bet kažkaip, žinai, gal turbūt tas baimė buvo truputį mažesnė negu noras pasikeisti ar noras pabandyti. Nu, galvoju, jeigu aš nebandysiu, tai sėdėsiu toje pačioje vietoje. O jeigu bandysiu, tai gali būti, kad išeis. Gali būti, kad ir neišeis, bet būsiu pabandžius. Taip. Ir man tas, žinai, ir aš visą laiką, vat, nu, jeigu viena nepajėgiu, tai ieškau, kas man padėtų. Tai čia irgi, žinai, svarbus dalykas. Nu, jeigu, pavyzdžiui, aš bijojau išeiti į eterį, tai aš prašiau, kad Lidija eitų su manim kartu. Ir po 2 kartų jau paskui pradėjau pati, bet aš matau, aš negalėdavau net klausyti savo balso, bet aš matau, kad aš neatsipalaidavus ten buvau, bet aš vis tiek kalbėjau. Nu, ta pradžia, nu, tikimės, kaip ir vaikščiot, nu, nemokėjom mes iš karto, ta pradžia yra tokia, žinai, laipteliais keli, bet tas noras turbūt peržengti tą ribą buvo didesnis negu pačios baimės. Nu, ir tada ieškai sprendimų ir kažkaip dabar man čia su tavim kalbėti taip faina, žinai, taip natūralu, sakykim, taip turbūt ir atradau dar aš, kad, kaip aš sakau, turbūt žurnalistė buvau praeitam gyvenime, žinai, juokauju. Tai, nu, įdomios tos patirtys ir stiprios ir daug vyksta ir kas mane mato, žinai, nuo to, kai aš pradėjau ir dabar, tai sako didelis pokytis, nu, tai ne tik aš pati matau, bet ir išorė mato, tai čia didelis žingsnis, bet žinai, kas įdomu, kai peržengi kažką, tai išsikeli kitą savo kažkokį iššūkį. Dar aukštesnė, ne? Nes tu nesustoji tada ir tu žinai, kad bus tas jaudulys, tas nerimas, bet tu žinai, kad tai praeis. Tai va tą irgi, žinai, labai stipriai išgyvenau ir dabar aš turiu tokių idėjų, ką aš noriu padaryti, kur aš tikrai bijau. O galiu, Ingrida, paklausti tavęs, ką tu pasakytum tokiem žmonėm, kurie bijo jungtis, sakykime, turi baimę kalbėjimo, ar ne, arba bijo, kad nesugebės čia kažko tai padaryti, kad čia bus labai kažkas sudėtingo. Ką tu tokiam žmogui pasakytum?
Turbūt aš pasakyčiau, tegul ieško kažkokio žmogaus, prie kurio galėtų prisiliest, ta prasme, kas palaikytų, tai pirmas dalykas, nes tada drąsiau pradžią pačią. Bet jeigu tu pažiūrėtum į visus, kas pradėjo, jie visai taip kalbėjo, tai žodžiu, nu, kaip žingsnelis po žingsnelio viską galima pasiekti. Ir, ir patarčiau išbandyti save, jeigu yra noras, nes nu, taip gal skamba keistai, nes paskui gailėsitės. Nes, nu, jeigu mes neišbandysim, tai, nu, kaip, tai duoda augimą, tai duoda pasitikėjimą, kai tu pasieki tai, ko tu bijojai anksčiau, tau duoda tokią savivertę, duoda tokį tikėjimą, kad aš galiu. Jeigu aš tą galiu, tai ir kitą galiu daryti. Ir dar, kai pasižiūri į kitus žmonės, irgi jie kažkokį kelią praėjo, tai jeigu jie galėjo ir norėjo ir praėjo, tai ir tu gali, nu, koks skirtumas tarp to žmogaus ir tavęs? Jokio. Tik tai, kad turėti reikia norą, tai jeigu yra noras, visada bandykit, o jei nepasiseks, tai dar kartą bandykit. Tai nėra baisu. Taip, ir Klaidų labai nėra, čia kaip aš sakau, žinai, turbūt mus mokykla išmokė tas, kad turi būti viskas be klaidų, turi būti taip, kaip pasakyta, o taip iš tikrųjų nėra. Mes kiekvienas darom, kad ir tuos pačius laivus skirtingai, pagal save, bet tai nėra nei blogai, nei gerai. Tai va, tą norėjau pabrėžti, tai bandykit ir džiaukitės gyvenimu, nes tik tai duoda augimą. taip, Tarp kitko, aplamai tinklinis marketingas duoda didelį augimą kaip asmenybės, o ne vien tik ten pardavimai ir visa kita, tai yra visuma. taip, iš Apie tikrųjų. ką mes šiandien kalbam, daugiau apie mūsų vidinį augimą. Taip, ir žinai, vat, per tą augimą, vat, kas man toksai atradimas, sakau, kad tu tiesiog, nu kaip, jeigu tu nebandysi, tu nežinosi, ar ne, ar tau patiks, ar tau nepatiks. Ir toksai jaus, nu va tiesiog ateina, kad, nu tu atrandi save naujai. Ir tu pamatai, Taip, kad tas tau pats ir man patinka, buvo. ne tik tai, kad tu nebebijai, ko bijojai, ar ne, bet tau dar ir patinka tą daryti. Tai man čia toks, žinai, sakau, labai labai keistas dalykas. Atrodo, ko bijai, jeigu tą peržengi, pamatai, kad tau tas dar, nu, tavo kelias į baimę, ne? Taip, galima taip pasakyti, bet, nu, kaip tu sakai, peržengi tą baimę, tada atsiveria kažkokios kitos galimybės, nes, nu, Kaip ten kažkas dabar sakė tą posakį, ten, kur užsiveria baimės, prasideda tikras tavo gyvenimas. Kažkas taip, tokio, taip, žinai. tikrai taip. Tai va, Ir labai įdomu, žinai. Tai tu dabar ties kaip, turbūt taip ir nebaigim, kaip tu jautiesi, kažkaip nuėjom, kaip tu dabar jauti save. žinai, aš dar kadangi nesu, sakykime, jeigu kalbant čia dabar apie laivą ir vat, mano tokia naujovė, sakykime, tos, nu, vat, laivą daryti, Naujas patirtis. naujos taip. mano patirtis, tai aš dabar esu procese. Aš va dabar Taip. aš naujai iškeptas kalbėtojas, malonu susipažinti su visais, naujai iškeptas. Ir aš esu procese to. Tai man dabar taip, žinai, sunku tau ir pasakyti. Aš jaučiuosi gerai, jaučiuosi laisva, kalbu iš širdies, dalinuosi tikrai iš širdies, ką jaučiu. Ir kol kas man tai labai, nu, patinka. Aš iš tikrųjų kažko nevaidinu, neprisirašius čia žodžių, kažkokių litanijų ar tekstų, tiesiog šneku iš širdies. O, žinai, vis tiek turi viską susidėlioti, susivirškinti ir manau, kad, nu, man patinka. Man kol kas patinka kalbėti su tavim, bendrauti. Tai va toks mano Taip. kol kas procesas, Ir jis yra visiškai naujas, Ingrida. Va, vėžės. Vyksta šiuo metu ir dabar. Palaikykim Justę, kas žiūrit, kas matot mus, nes mums to reikia, mes darom tai dėl to, kad mums įdomu ir mes išbandom. Ir kažką norėjau klausti, bet nuėjo mintis. Ir aš manau, kad, žinai, per šituos, vat, mes pastumėjom kitus žmonės nebijoti. Taip, jeigu tu gali. Norėjau pasakyti, kad tu laisvai jautiesi, va ką norėjau pasakyti,
tu laisvai jautiesi, gerai jautiesi ir tas iš širdies kalbėjimas, aš manau, pritraukia žmonės dėl to, kad žmonės nori girdėti paprastumą, kaip tu sakai, ne aukštom frazėm, bet tiesiog nusileidus ant žemės, čia nėra profesionalai visi, bet visi galim, jeigu norim. Taip, viską galima išmokti. Visas baimės galime pereiti, tik aišku, ne visos baimės iš karto. Žinai, va, tą irgi pastebėjau, kad viena po kitos čia kaip svogūnas, nulupai vieną lukštelį, išmetei, kitą nulupai, išmetei, pažiūri, kaip jautiesi, visai smagiai, visai viskas liuks, vėl atsirado kitas lukštelis, vėl tą lukštelį nulupai, išmetei ir va taip eini per gyvenimą, žinai. Nėra taip, kad tu iš karto viską nubraukiai, nieko tu čia nebebijai, varau, taip nebūna, aš bent jau manau. Tai aš irgi taip matau, jūs tiesiog, aš žinai, kas yra, aš jau tiek pripratau, aš net negalvoju, aš visada kalbu tom temom, kurios man pačiai įdomios. Taip. Ir su tai žmonėm, kur man norisi, aš ten neskirstau visų į kažkokius stalčiukus, žinai, kas kaip ir strategijų nedėlioju, man tiesiog įdomu bendrauti su žmonėm, sakykim taip. Tik tai gaunasi per eterį. O žiūrėk, vat gerai jautiesi palyginus, gal ir neturėjai kokių lūkesčių, bet ką tu pasakytum tiem, kurie nebandė ir svarsto, gal čia man reiktų kažką daryti, aplamai ir eiti į tinklinį, nesvarbu, kokį tikslą turėtų, ar daryti laivą, ar aplamai kažką bandyti naujo, ką tu pasakytum? Žinai, labai lengva pasakyti. Labai iš tikrųjų lengva pasakyti, tu nebijok ir daryk. Lengva, Ingrida. Nepadeda. Bet tas nepadeda, supranti? Nepadeda. Iš tikrųjų, tai aš galvoju, reikia pirmą susitvarkyti su savo galva, su psichologija visa, su, netgi pasakyčiau, energetika, nes mes nesam tik tai, ką matom, ne? Yra kažkas daugiau. Nesam mes mėsa ir kaulai. Gal kažkas dar taip galvoja, tai čia irgi jų augimas. Bet vis tiek visi suprantam, kad yra mintys, yra jausmai. Taip, ir dirbti reikia su tuo. Viskas kyla iš ten. Ir tos baimės iš tikrųjų yra netikros. Jos yra netikros. Bet kol tą suvoki, gali praeiti ir metai, ir 5. O gal ir visas gyvenimas žmogus kartais net nesupras. Taip. Ir jisai pasiliks tose baimėse gyventi. O kitam, tiesiog, kitas antiek norės keistis, kad, pasieks tą dugną, kai nebus kito kelio. Nors sako, dugno nėra, yra vis tik žemyn, nėra to dugno. Tai paskui atsispyrimas toks, žinai, gali irgi. Tai kada bus tavo tas atsispyrimo taškas? Ar rytoj, ar už metų, ar už 20 metų, ar tu tame ir suksies visą gyvenimą. Tai čia kiekvienam reiktų užsiduoti šitą klausimą. Kiekvienam. Ir tiesiog ieškoti pagalbos. Nėra blogai prašyti pagalbos. Čia šitas irgi yra daug žmonių, bent aš sutinku, kurie nori viską daryti patys per tą tokį užsispyrimą, išdidumą, kaip čia pavadinti. Bet iš tikrųjų, tai mes vieni su kitu susiję, kodėl nepaprašyti. Visada atsiras žmonių, kurie norės padėti. Bus gal ir tokių, kurie nenorės, bet visada rasi žmogų, kuris padės. Taip, ir man toks, žinai, dar ateina, kad jeigu bijai, tai pradėk gilintis į save. Taip, nuo to reikia pradėti. Pradėk nuo to. Kodėl tu bijai? Pradėk užduoti savo klausimus. Ir kai tu pradėsi savo užduoti klausimus, anksčiau ar vėliau ateis atsakymai. Ir ne tik atsakymai, ir žmonės ateis. Ir visą kitą. Ir ne tik klausimus, tiesiog taip man atėjo, kad ir stebėti save, žinai, kaip tu elgiesi, dėl ko tu taip elgiesi, dėl ko tu tai darai, ar tu tikrai nori, ar čia nori pasirodyti, ar tu tikrai nori tą daryti. Ir tada
išsigrynini savo tuos, tikruosius, kodėl aš tai darau. Ir Taip, prasideda tas tikrasis kelias, gal taip pavadinkime, ne? taip. Tai dėl ko tau, Ingrida, koks yra tavo kodėl? Kas O liečia, aš daug kodėl. Fitline'ą? Kas liečia ką? Kas liečia va šitą būtent kompaniją, Fitline'ą, kodėl? Koks yra tavo kodėl? Kodėl tu čia? Nu, va tas toks pagrindinis. Žinok, noras vis dėlto padėti, parodyti kelią žmonėm, kad įmanoma gerai jaustis ir gyventi kokybišką gyvenimą. Nes man Fitline'as apie harmoniją ir balansą fiziniam kūne, kada tu jį subalansuoji ir duodi resursą, tada mes tokį mechanizmai, pavadinkim taip grubiai, kad mes patys kūnas gali pats susitvarkyti, bet jeigu neturi jis iš ko susitvarkyti, tada prasideda, kaip ir mašinoje, tai varščiukas ten iškrenta, tai nudyla kažkas, žinai, tai va taip ir kūne. Ir man tas noras parodyti kelią žmonėm, kad įmanoma gerai jaustis ir gyventi kokybišką gyvenimą. Taip, Ką tu apie tai manai? Sutinku, nes labai svarbu, kokį kūrą mes pilam, ar ne, kokius tepalus. Taip. Ir visa kita, tas yra labai svarbu. Plius nepamiršti to, kad tai nėra kažkokia, kaip sakyti, tai nėra vaistai, ar ne? Jeigu tau bus va čia va negerai, jeigu tau čia bus negerai, tau niekas nepadės. Gal kažkiek, žinai, subalansuos tave, bet jeigu tu ir toliau mintysi kažkokius tai, žinai, dalykus, tau realiai net vaistai nepadės. Jie tik užblokuoja. Vaistai tik užblokuoja, kad negalvotum. Tai man labai, kaip ir tu sakai, ta harmonija, tas balansas minčių, emocijų ir to fizinio kūno. Kad viskas eina kaip vienas. Viskas susiję, kaip ir kalbėjom. Nes jeigu bus kažkur negerai, tai viskas jau kažkur ir ten kliūna. Visur turi būti. Prasideda tada ten tos visos problemos. Aš nežinau, kaip čia kiek, bet sakoma, kad jeigu žarnyne viskas gerai, tai ir galvoj ten irgi daug dalykų susitvarko. Kaip ir sakiau, mes susiję, čia neisimės į tą sistemas šiandien, bet esmė tame, kad galima gerai jaustis, nesvarbu, kurioje tu šiandien esi, kaip pasakyti, padėty stadijoje, būkliai. Ir tai viskas įmanoma, reikia tik tai sau leisti. Taip, ir būtent per šią kompaniją tu gali leisti sau tai turėti. Ne tik sveikatą gerą, susitvarkyti čia, visada turėti pagalbą, bet kokiais klausimais, kas liečia ir fizinį kūną, ir psichologinį, visą šitą dalyką. Ir tavo vidų tu visą pagalbą turi. Nes tie žmonės, kurie čia, jie tuo gyvena. Jie tuo gyvena, iš tikrųjų. Jo, labai stipriai. Tai va, tu čia, sakykime, toks yra jų gyvenimo būdas. Aš nemačiau nei vieno žmogaus, kuris nebūtų turtingas savo vidum. Taip, kompanijai. Tu turi galvoj PM International. Taip, būtent. Aš ir nesutikau kol kas dar. Visi mes skirtingi ir visi mes darom skirtingai. Čia ne apie tai, kad mes susilyginam vieni su kitais. Bet tas toks gilus, kaip aš ir minėjau, gilus mąstymas, gilus yra pas visus. Žiūrėk, aš užduosiu tau klausimą, kaip tu apibūdintum tą gyvenimą be ribų? Kas tau yra tai? Tavo žodžiais. Žinai, tas ir yra, kad mes, tiksliau gal apie save reiktų kalbėti, gyvenam toj dėžutėj ir susikuriam savo komfortą. Komforto tokią zoną ir galvojam, va čia turiu darbą, turiu namus, sėdėsiu va čia tam savo tam gušteliai šitoj, kaip ir viskas gerai, kaip ir čia nieko daugiau nereiktų man, bet vidus sako kažką, žinai, kažkas yra daugiau. Kažkas yra daugiau. Ir kai pradedi ten knaisiotis, pamatai baimės. Aha, pamatai baimės, ar tu jas nugalėsi, ar jos tave nugalės. Jeigu jos tave nugalės, tai tu ir liksi toj savo gušteliai, žinai.
Jeigu tu jas nugalėsi, tavo matymas prasiplės, išlipsi iš ten, pradėsi plačiau matyti, pamatyti galimybės naujas, naujus kažkokius tai pasiūlymus, bendruomenės, dar kažką, čia kiekvienas savaip. Ir tada tiesiog prasideda tas gyvenimas, vat kaip tu sakai, be ribų ir jam nėra galo. Kaip sakyti, Nėra limitų, Nėra kaip aš sakau, limitų tų nėra. lubų nėra, gali, žinai, į viršų šaut, kiek tau norisi. Čia jau pagal tavo norus, galimybės ir... Taip, ir vat lukšteni save po vieną tą lukštelį, žinai. Vieną dieną vienas lukštelis, kitą dieną kitas lukštelis ir va taip plėtiesi. Ir eini iš tos komforto zonos ir tiesiog tada, kaip ir tu sakai, vat, plėtiesi tiesiog žmogus. Sąmoningumas. plečiasi. Ir tas yra labai labai... Ta dėžutė netgi komforto plečiasi, man taip atėjo, žinai, nes tu, kai daugiau žinai, daugiau matai, daugiau suvoki, tau jau matymas didesnis, tai tas komfortas pasidaro jau daug didesnis. Nu, komfortas tai čia ir įpročiai, viskas čia įeina, ką mes įpratę daryti. Tu tiesiog pradedi matyti, kad žmonės elgesi vienaip ar kitaip, tu pradedi matyti priežastis, kodėl jie elgesi, jie patys to nesupranta, bet tu matai, tu jų nebekaltini, nebepyksti ant jų, ar ne? Tu suvoki, kad kiekvienas savo laipteliu, kiekvienas savo tą vystymosi lygį turi ir iš vis tau lengviau pasidaro gyventi. Aš taip manau. Tai tu va tuo sakai, kad čia dar mes ir lengviau priimam kitus, nes mes dažnai turim aplinkai didelius lūkesčius, ten gali būti vyrui, broliui, tėvam, draugam ir mes tiesiog, jeigu jie taip nedaro, kaip mes tikimės, vėlgi prasideda pykčiai ir visa kita, o čia tu supranti, kad jie yra ten, kur yra ir ten jų vieta, kur jie nori ten būti. Ir tas toksai priėmimas gaunasi ne tik savęs, kokia esi, bet ir kitų. Tai čia labai stipriai svarbi tema, kurią tu palėtei, nes mes vis tiek susiję vieni su kitais, mes ne po vieną gyvenam šiam pasauly. Taip, mes vienis esam iš tikrųjų, tik tai, kaip sakyt, dar čia jau kita tema, manau. Čia pratęs, kosminės temos pratęs. Kosminės temos šiandien prasidės tuoj, bet labai labai įdomu, nes kai pradedi ten gilintis, tai irgi labai fainų dalykų atrandi. Jo, ir supraskit, kad mes čia kalbam iš savo patirties ir iš savo taško, vieniem čia bus kosmosas, kitiem labai viskas aišku, mes tiesiog dalinamės, kam surezonuos, tai džiaugsimės, nes norim, kad kaip pajudintum gal kas abejoja, kas netiki tikrai savim, tai norim pajudinti tą vietą, kaip pasakyti, sukelt, kad tikrai galima ir visi, mes visi paprasti žmonės ir visi galim viską. Kažkaip tokia idėja atėjo, tai matyti reikia, kad galim pakviesti į savo komandas, ar pas jūs tą, kam surezonavo, ar mane, žinai, galit rašyti asmeniškai, jeigu norit pabendrauti, sužinot, ką mes ten giliau veikiam, tai rašykit ir labai džiaugsimės, nes mes dėl to esam, nes mes einam savo keliu, bet mes džiaugiamės, kai dar galim ir kitus kaip pajudinti, kad jie irgi gyventų gyvenimą ir kokybišką gyvenimą. Taip, ir žinai, kaip faina yra, kai kitas žmogus pasako, tau padėkoja, ar ne, kad vau, kaip faina, kad tu man padėjai tą ir tą. Tikrai yra smagu ir faina, kad tu galėjai padėti tam žmogui, ar ne? Taip, ar sveikatos klausimais, ar kažkokiais kitais klausimais, nesvarbu visiškai. Jo, tiesiog mes esam čia. Taip, bet žinai, ką atsiminiau, kad mes turim puikią dar galimybę pakviesti žmonės į šeštadienį vyksiantį kongresą. Nacionalinis kongresas Lietuvoje, taip. Ir jūs ten prisiminė, kas ten konkrečiai programą. Žinau, kad nuo 11 iki 6 valandų ir ten labai įdomus žmonės įstos, lektoriai kalbės. Ir jeigu norit pajaust
tą PM International, kaip čia pasakyti, nuotaiką, Dvasia visą. dvasią, va, geresnis žodis. Tai yra galimybė dar iki šeštadienio įsigyti Taip, bilietus. nes renginys jau rytoj. Ne? Ir nesvarbu, ar jūs jau prisijungia ar ne, ta prasme, tai neturi. Čia gali dalyvauti visi. Čia Taip, gali dalyvauti visi, norintys, va tiesiog kaip ir Ingrida sakė, kad tiesiog pajustų, ką reiškia būti šitoj visoj bendruomeniai. Tai labai kviečiam iš tikrųjų sudalyvauti, kas dar neturi tokių, sakykime, kažkokių planų šeštadieniui, tai drąsiai rašykit, padėsim mes bet kokiais klausimais, nebūtinai dėl kongreso ar ne, ar dėl pačios jo, bet kompanijos, ar įsigyti dėl bilietus, jeigu ką. nes iš tikrųjų labai apie produktą čia daug mes ir nekalbėjom, nu, nes tiesiog. Čia ne apie tai šiandien buvo, bet ką noriu pridurti, perkant, ta prasme, įsigijant bilietą, dar ten bus dovanų, išbandyti galima produktą, taip. Taip, perkant bilietą, bet kuriuo atveju kiekvienas perkantysis gauna dovaną, tai yra Activize energijai ir IB5, kuris vat irgi imunitetui skirtas toks vat produktas mūsų. Ir ką dar kažką norėjau pasakyti, tai kad bus loterija. Ir va, aš ir norėjau pridurti. Loterija tokia gan, pasižiūrėjau, kad su tokiais nemažais prizais, vertė prasme, ten virš 2000, ar aš nemaišau, Ingrida? Gali būt, aš nežinau, aš nežiūrėjau, tik žinau, kad loterija bus, bet ta prasme, jeigu norit praleisti gerai laiką ir kaip tu sakai, dar nežinot, ką šeštadienį veikti, labai gražioj vietoje vyks prie Vilniaus. Taip. Tai ten viskas viename tiesiog, kaip pasakyti, viskas apie vibracijas, pasikelt energiją, pasikelt savo, pamatyti tiek daug žmonių viename renginy, kurie laimingi, sakykime taip, ne? Galim ir taip pavadinti. Taip, aš pati vat irgi vyksiu, tai labai laukiu. Aš šį kartą praleisiu, nes gyvenu Danijoje, tai reikia, techniškai ne visą laiką išeina, bet palaikysiu tave ir visus kitus, kurie bus. Ačiū tau, Ingrida. Ai, tarp kitko, ten dar bus ir apdovanojimai kažkokie. Nu, žodžiu, ten tiek visokia programa ir šou kažkoks bus, ar ten koncertas kažkas dainuos. Nu, žodžiu, ten bus įdomių dalykų, kurių galima patirti šeštadienį, tai kviečiam labai. Jo, tiesiog jeigu pajutot, ne per čia pajutot, bet per čia, tai drąsiai rašykit ir mes suteiksim visą informaciją. Taip. Tai ką jūs te pridurtum iš tos life, kaip jautiesi, ką norėtum pasakyti publikai? Aš jaučiuosi, man kažkaip vis tiek eina tas apie baimės, kad nėra čia iš visko bijot, mes tas baimės susikūrėm patys, būkim drąsūs, lengva pasakyti, aišku, bet mažai žingsneliais, jeigu reikia pagalbos, jos visada atsiras tinkami žmonės, tai pagalbai suteikti, jeigu tik tai atsiversi tam. Aš taip pasakyčiau. Ir kviečiam tiesiog jungtis, nes čia yra įspūdinga ne tik pats kaip PM International, bet ir pati visa bendruomenė. Sakau, bet kokiais klausimais gausit pagalbą. Ir psichologiniais, ir sveikatos klausimais, ir verslo. Ir verslo, žinoma, klausimais. Ką tiesiog paminėjau paskutiniai vietoj, nes man svarbiausia yra tas bendravimas greičiausiai. Taip, nes šiandien mūsų tema bendrystė. Tai jeigu man taip norisi pasakyti apie tą patį dar iš kitos pusės, jeigu jautiesi, kad trūksta tau to gilesnio bendravimo, tos visuomenės bendrystės, kur tave palaiko, tave priima, kokia tu esi ir supranta, ar čia nebūtinai moteris, bet ir vyrai, visus kviečiam. Man patinka ir komandoj, kad būtų vyriškos kompanijos. tai žodžiu, visus kviečiam jungtis, nes, kaip pasakyti, vėl kaip tu sakai, čia per širdį, jeigu yra noras kažką keisti, kažką bandyti, nes nieks nesako, kad tai visam gyvenimui, jeigu nesinori, bet jeigu neprarasi, nežinosi niekad. Žinai, čia atėjus, tu nieko neprarasi.
visiškai nieko. O Nei tu gausi labai investuoji, taip, nei tu investuoji kažkokius milijonus, nei tau reikia čia pasirašyti visam gyvenimui kontrakto, kurio tu nieko negalėsi neįsipareigoji visiškai. atsisakyti. Įsipareigojimų nėra ir ta prasme, tai yra tik tai pliusai, kaip tu sakai. O čia jau nuo kiekvieno priklauso, kaip jis atsivers, ką jis norės patirti, ko jam reikia, nes mums skirtingų dalykų reikia. Ir Žinoma. visus priima, ta prasme, niekas čia nieko neverčia daryti, dar pridurkim tai, čia nėra jokių planų, kaip pasakyti, 5 mečiui, kiekvienas planuojam savo. Tai va, tai turbūt tiek norėjau pasakyti ir dar kartą kviečiam jungtis arba šiaip su mum pabendrauti, jeigu laivą norit padaryti, viską mes atvertos durys. Mes atviros pasiūlymos. Taip, tikra tiesa. Ačiū tau, Juste, už šį pokalbį, labai džiaugiuosi, kad tu išdrįsai ir padarėme. Aš irgi labai džiaugiuosi. Paskutinis žodis. Ačiū tau, Ingrida, kad mane pakvietei. Paskutinis mano žodis. Aha, prieš baigiantis. Kam surezonavo, drąsiai kviečiu parašyti, bet kokiais klausimais, kas liečia ne tik kompaniją, bet ir mintis. Jeigu tau rezonuoja, manau, kad mes pasimatysim ir aš labai džiaugiuosi, kad aš peržengiau visas baimės. Jeigu galiu ir galėjau aš, 100% gali ir tu. Taip. Ačiū tau už gražius žodžius ir pabaigą ir visiems sėkmės, laukiam